Kovo mėnesio pabaigoje Raseinių rajono policijos komisariatą pasiekė 2 nauji tarnybiniai automobiliai – Škoda Superb ir mikroautobusas Volkswagen Transporter Kombi. Komisariato viršininkas džiaugiasi, jog buvo atnaujintas automobilių parkas. Dabar gavom 2 automobilius, planuojama artimiausiu metu gavo dar vieną automobilį ir be jokios abejonės, kad kuo geresnės darbo sąlygos darbuotojams, tuo ir smagiau ir tuo greičiau be jokios abejonės galim ir reaguoti į įvykius, kas yra vienas iš prioritetų ir kad padėti žmogui. Komisariato reagavimo skyriaus viršininkas pirmasis išbandė naująjį automobilį ir jam negaili gerų žodžių. Šiaip teko išbandyti jau naują automobilį, patruliuojant, iš tikrųjų jausmas geras, automobilis yra naujas, šiuolaikiškas, aprūpintas naujausia įranga, pareigūnams lengva priimti, reaguoti į įvykius, nes yra 2 kompiuteriai montuoti, kur išsykę pareigūnas gauna įvykį ir jį priima. Taip pat yra įmontuota ir navigacijos sistema, būna kartais problematiška susirasti kokį nuošalų kaimą ar ką, dabar yra iš tikrųjų lengva, viskas važiuojant galima rasti.